Labą dieną, mokytoja. Aš noriu perskaityti eilėraštį, kurį parašo Bronius Krivickas. Erdvės žydros, erdvės žiburiuotos. Vakaras ir šiltas ir jaukus. Švelnios miglios sklaistos po laukus. Matos mėnuo pro rugių akuotus. Žvelgiam tylūs į bedugnį aukštį, į gelmes tokias skaisčias, blaivias, ir paleidžiame skristi į erdves savo ilgesį, kaip šviesų paukštį, ir sparnais lengvais ir sidabriniais. Lekia jis gelmės žydrynės, kol paklysta tarp žvaigždžių ūkų ir neperlenkia erdvės bekraštės, vėl į jaukią žemę susimąstęs, grįžta paukščių spindinčių taku. Ką regite, jaučiate, kokią nuotaiką užplūsta skaitant eilėraštį? Nuotaika mano yra, kai aš skaitau eilėraštį, labai susikaupusi, įdomi ir su ilgesiu. Ir kai aš skaitau, aš visada matau prieš mano akų dangų šviesioms ryškoms spalvoms, jau biškį tamsėja, žvaigždės, mėnulį. Apie ką kalba poetas? Šis kūrinys be pavadinimo. Kaip jį pavadintumėte? Poetas kalba apie vakarą, apie ilgesį, apie planetą, apie pasaulį. Ir pavadinimas galėtų būti Spalvotas ilgesys, nes kalbėjo apie ilgesį ir tas visas eilėraštis man jaučiasi kaip spalvotas. Prašom, mokytoja, ate.